Šiandien pradėtas valyti žuvimis nusėtas smiltynės paplūdimys. Kelias tonas Baltijos brėtlingių bangos išmetė užvakar. Surinkti juos ketinama iki savaitgalio. Visos žuvis bus išvežtos į Latviją ir perdirbtos į žuvų miltus ir taukus. Darbininkai paplūdimyje pradėjo zuiti nuo ankstyvo ryto. Darbas nelengvas. Visas žuvis reikia surinkti rankomis. Kompiuterį šito neatliks. Turim dirbti. Jeigu ištiko nelaimė, reikia dirbti. Nedirbsi, nesėsi, neragausi. O jūs nenorit prisijungti? Vaduoti paplūdimio nuo žuvų gaišenų atsiųstos kelios dešimtys uostamiesčio kiemsargių. Komunalininkai sako, kad už savo žmonių darbą paplūdimyje iš miesto savivaldybės pinigų neprašysiantys. Tačiau paplūdimys pilnas ne tik žuvis renkančių darbininkų. Čia netrūksta ir klaipėdiečių panorusių pasirinkti žuvų sodui ir daržui tręšti. Teigiama, kad tai nepamainoma trąša. Tik pomidorams, tikrai pomidorams, į šiltnamį daržą. Labai gera yra pomidorams. Sako, gera trąša yra? Labai. Pomidorams pati pirmoji trąša. Viliamasi, kad pustrečio kilometro ruožą pavyks išvalyti iki rytojaus. Žuvis pasisiūlė nemokamai išvežti privatininkai, užsiimantis atliekų utilizavimu. Į krantą išmesti brėtlingiai virs žuvų miltais ir taukais. Jie turėtų būti naudojami gyvulių pašarams. Surinkta žuvis bus sutvarkyta vienoje iš Rietavo veterinarinė sanitarija įmonių, kuri yra specializuota specialiai žuvies tvarkymui, yra kaimyniniai Latvijoje, ten ir bus išgabenta. Maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai sunerime, kad surinktomis žuvimis žmonės nesumanytų prekiauti, sako nuolat stebintys turgavietės. Tačiau nenustatyta, kad surinktus iš pajūrio brėtlingius kas nors bandė parduoti.